Labas perfekcionistai. Aš irgi lygiai tokia pati buvau perfekcionistė kaip ir jūs, nors dar truputį save kartais ir pagaunu, kad siekiu tobulumo. Perfekcionistu būti iš tikrųjų labai užknisa ir perfekcionizmas labai užknisa. Kodėl? Todėl, kad perfekcionizmas neturi absoliučiai nieko bendro su teisingu veikimu. Julia Cameron savo knygoje Kūrėjo kelias štai ką rašo apie perfekcionistus bei perfekcionizmą. Perfekcionizmas yra atsisakymas leisti savo judėti pirmyn. Jūs patenkate į jėgas atimantį uždarą ratą, verčiantį jūs susitelkti į smulkmenas to, ką rašote, tapote ar kuriate ir prarandate visumos vaizdą. Užuot kūrę laisvai ir leidę klaidoms pačioms pasirodyti, imame taisyti smulkmenas. Iš tiesų perfekcionistų būti absoliučiai neapsimoka. Kodėl? Todėl, kad perfekcionistas visada ras ką patobulinti savo darbe. Tai betobulindamas jis greičiausiai niekada net ir nepateiks to darbo. O jei ir pateiks, kažkokį tai bus išgavęs rezultatą, vidinis kritikas jo įsijungs toks stiprus, kad jam net neleis pasimėgauti gautų rezultatu. Taigi šiandien video yra apie perfekcionizmą, kuris ilgą laiką mane užkniso, kartais dar vis prigauna, bet aš iš visų jėgų stengiuosi, kad tas perfekcionizmas eitų kuo tolyn nuo manęs. Taigi šiandien dalinuosi patarimais, kaip tą padaryti. Kodėl sugalvojau būtent šiuo metu įrašyti video apie perfekcionizmą? Nes turiu pasakyti, kad aš buvau atsigulusi lovą. Mano skrandis tik tais dar kartą priminė, kad aš absoliučiai nepavežu jokio streso. Turėjau labai daug veiklų, bet esmė tame, kad su daug veiklų, planuojant laiką, man iš tikrųjų nėra sudėtinga susidoroti. Tačiau kai įsipainioja perfekcionizmas, tada viskas. Mano vidinis kritikas gali įsijungti taip stipriai, kad aš savo keliu labai didžiulius reikalavimus ir jeigu tų reikalavimų nepatenkinu, viskas. Man atrodo, kad pasaulis griūna po kojomis ir aš esu menkavertė, kas yra iš tikrųjų didžiausia nesąmonė. Kaip atpažinti, ar tu esi perfekcionistas? Jeigu visada trokšti pagirų ir į kritiką reaguoji itin jautriai ar net isteriškai, ček. Tu perfekcionistas. Jeigu turi nuolatinę baimę pralaimėti, ček, tu galimai perfekcionistas. Jeigu sieki viską atlikti tobulai ir jauti dėl to nerimą, ček, tu absoliutus perfekcionistas. Perfekcionisto vidinis kritikas yra nepaliaujantis ir itin aktyvus. Vidinė kritika perauga į savigraužą, o tai verčia jaustis menkam. Ček, tada tu irgi perfekcionistas. Kur reikėtų ieškoti perfekcionizmo ištakų? Zigmundas Freudas tvirtino, kad perfekcionizmo ištakų pirmiausia mes turėtumėm ieškoti savo vaikystėje. Jis sako, kad tėvai stengiasi įdiegti teisingo elgesio modelį ir vaikas mylimas tik tada, kada pateisina tėvų lūkesčius. Taip mes tuomet stengiamės įrodinėti savo vertę. Jeigu mes kažką padarysime arba kažkaip tobulai, pavyzdžiui, pasielgsime, tada būsime verti meilės arba kitaip, tada mes gausime meilės. Antroji priežastis, kuri lemia mūsų poreikį būti tobuliems, tai yra visuomenės klimatas. Mes dabar labai norime būti tobuli, nes juk visi yra dabar tobuli, ar ne? Taip mes norime tobulo kūno, tobulo buto, tobulos mašinos, tobulų santykių ir panašiai. Antraip, mes įsivaizduojame, kad neįtiksime prie šios visuomenės. Besiruošdama šiam video perskaičiau vieną puikią mintį, kurią norėčiau pasidalinti. Sėkmės ir iliuzijų vergai bei aukos, užsikrėtę tobulumo siekiu, virsta savo pačių inkvizitoriais ir budeliais. Laisvai savo pavyzdžiui galiu pasakyti, kad būnant perfekcioniste, aš užsikirsdavau savo kelią į laimę. Tobulumo siekimas yra iliuzija. Tobulumas apskritai yra iliuzija.
Ir kai tik tais pagaunu save, kad stengiuosi būti tobula, atlikti kažkokį tai darbą tobulą arba siekiu apskritai ir santykiuose ir visame kame tobulumą, iš esmės aš pametu save. O kai pametu save, jaučiuosi ypatingai nelaiminga. Tai ką daryti? Svarbiausias klausimas, ar ne? Taigi pirmiausia, noriu pasakyti, kad bandant atsisakyti perfekcionizmo, tai nereiškia nustoti stengtis. Tai reiškia nusimatyti pamatuotus tikslus ir juos siekti įgyvendinti kaip įmanoma geriau, bet netobulai. Kitaip tariant, jeigu aš nusimačiau parašyti tekstą, tai aš jį susiplanuoju, kada baigsiu parašyti ir viskas. Prisėdau dar sueditinti, sueditinu, bet tikrai 13 kartų neperžiūriu, ar visur teisingai sudėlioju kablelius. Antra, būtinai reikia keisti savo kaip žmogaus filosofiją. Mūsų įsitikinimai ir vertybės bei nuostatos turi didžiulį poveikį mūsų gyvenimams. Todėl reikėtų pradėti į gyvenimą žiūrėti kaip į šventę. Aš gana anksti suvokiau, kad gyvename labai trumpai. Todėl ėmiausi ugdyti save, kad į gyvenimą žiūrėčiau kaip į dovaną ir šventę. Ėmiau daryti viską, kad gyvenčiau kūrybiškai. Todėl tikrai linkiu nebijoti būti savimi, siekti dalyvauti, bet nebūtinai laimėti. Tada laimė ir gyvenimo malonumas bus dažniau pasiekiami. Trečia, planuokite savo ilsėjimosi laiką. Ir aš čia nejuokauju, nes perfekcionizmas iššaukia darboholizmą. Ir jeigu mes visas savo jėgas atiduodame tik tais darbui, vis tiek kažkada mes liekame nebepatenkinti. Manau, kad sutiksite su manim, jog dar nei vienas karste gulėjęs žmogus nepasigailėjo, kad mažiau kažkada padirbėjo. Visi gailisi neišlaikytų santykių. Todėl jeigu nusimatei, kad reikia eiti ilsėtis 8 valandą arba kad tu dirbsi iki 8, tai nelaužyk to pažado savo ir eik ilsėtis griežtai be jokių pasiteisinimų 8 valandą. Na ir paskutinis mano patarimas, tai žinokit, teks padirbėti su savo savivertę. Stebėkite save. Kai imatės kažkokio tai darbo, paklauskite savęs, ar aš darau šitą darbą dėl to, kad man jis tikrai patinka, ar dėl to, kad aš kažkam kažką slapta noriu įrodyti. Jeigu antrasis atsakymo variantas tiko jums, tada jūs tai darote iš nevisavertiškumo. Išmokite mažiau save bausti ir kritikuoti. Jeigu kažkas nepavyko, mokykitės atjausti save. Ir dėkokite savo, kad apskritai stengiatės kažką daryti. Pasiektas rezultatas? Puiku. Bet jei ir nepavyko pasiekti, tai ir kas? Bet ir nepamirškit švęsti pasiekto rezultato. Mokykite savo pasakyti, aš esu pakankamas. Aš šiandien pakankamai padirbėjau. Ir svarbiausia, nesiekite visose gyvenimo srityse 100% rezultato, nes tai yra iliuzija. O iliuzija tokia, kurios mes siekiame, gali būti labai destruktyvi ir jinai žiauriai gali išvarginti. Perfekcionizmas yra laikomas tokia pagirtina būdo savybė, o iš tikrųjų jinai tik tais griauna žmogaus būtį. Tapytojas Polas Gardneris yra pasakęs, paveikslo neįmanoma pabaigti, tik sustoti įdomioje vietoje. To visiems ir linkiu. Ačiū, kad prenumeruojate mano kanalą. Jeigu dar to nepadarai, būtinai tą padaryk ir padėk mano kanalui augti. Spauskite patinka ir komentuokite šį vaizdo įrašą. Būkite laimingi, o ne perfekcionistai. Iki.